Labas. Aš esu Giedrė ir norim šiandien papasakoti apie erdvės būti tokį organizuojamą ciklą, kuris vadinasi vidinės gelmės kelionė savęs link. Tai iš tikrųjų šitas ciklas skirtas savojo aš suvokimui, įsisąmonimui, praplėtimui. Tai kasgi aš esu žmogus, kaip žmogus bendraja to žodžio prasme. Šitą ciklą sudaro 15 užsiėmimų, susitikimų šitai salėje, kurioje esu, iš kurios kalbu. Ir jie bus organizuojami šeštadieniais, grupiai sutartų laiku. Ta laiką susitarsim tarpusavėje, kuris yra tinkamiausia šeštadienį ir renkama grupė maždaug iki 5 žmonių. Šiaip užsiėmimai vyksta apie 3 valandas ir šalia, tiksliau, tarp tų užsiėmimų šeštadieniais bus šiek tiek individualių užduočių kiekvienam asmeniškai, bus bendrų užduočių, kažkokios informacijos, kad galėtumėm suvirškinti ir įžeminti tas patirtis, kurias turėsim čia šeštadieniais kasdieninėje veikloje, arba galėtumėm stebėti, užsirašyti, kaip matome, kaip sakant, kaip atpažįstame save kasdieninėje veikloje ir užsiėmimas. Tai va. Kaip gimė šitas ciklas ir kas tai yra ir kam jisai skirtas. Iš tikrųjų, jisai negimė, taip sakant, tikslingai, kad va dabar kūrėme ciklą arba kursiu ciklą. Jis gimė iš intuityviai save pažįstant ir gimė iš gilaus vidinio troškimo, tokio ieškojimo, tai kasgi aš esu aš bendraja, bendražmogiškąja prasme. Nes kai mes vienas kitą susitinkam, mesgi nesakom labas, vardas, pavardė, amžius, vieta, kur gyvenam, ką veikia mūsų socialiniai statusai, identifikacijos visokios, su kuo mes save tapatinamės, kas aš galvoju, kad esu, ar ne? Kaip aš pripratęs šitoj žemėje gyventi. Aš esu Giedrė, esu Vilnietė, kažkuria dalį gyvenau Alytuj, dabar esu čia vėl. Ir mes savo gyvenimo kelią sudėliojom pagal tai, kas vyksta mūsų gyvenimo istorijai. Ir čia šitame kurse mes tyrinėsim, kas esu aš, kas yra žmogus šalia to, šalia rolių, šalia statusų. Matysim, kaip jie gimsta, kaip jie atsiranda, arba kaip jie man yra svarbus, nesvarbus, kaip jie mūsų viduje veikia. Irgi tos rolės, tie statusai. Tai vidaus žmogus, vidinė mūsų sistema tampa dėmesio centre. Ir ką reiškia vidinė žmogaus sistema? Tai iš tikrųjų vidinį žmogaus pasaulį tyrinėsim per tokią struktūrą. Tyrinėsim pirmiausia per galvos centro, širdies centro ir pilvo centro sąryšius. Aš kaip žmogus esu vientisa, viena aš, ar ne? Bet būtent šitie centrai, kiekvienas turi savo žinutę, mūsų galvos centras, jos funkcija, ar ne, mąstyti, atpažinti, įvardinti. Ir visa informacija kūno keliauja kaip į valdymo pultelį čia, ar ne, į mūsų galvą. Mūsų širdies centras, kuris yra labai jautrus, pažeidžiamas, jausmingas, nori būti išgirstas, suprastas, nevertinamas. Mūsų pilvo centras arba gyvybės lopšys, kur yra visa virškinimo sistema, šalinimo sistema, mūsų reprodukcinė sistema. Tai žodžiu, ir net kai mes kūdikiai esam, mes maitinamės kaip per bambagyslę, per pilvą. Tai čia tas yra gyvybės lopšys. Ir visi šitie 3 centrai, jie turi savo tam tikras funkcijas, atskirumus kažkokius, bet tuo pačiu jie veikia išvien. Jie veikia sąryšiuose tam, kad galėtumėm gyventi ir išgyventi šiam pasauliu. Ir būtent stebėsime, kaip yra kiekvienas centras, kaip veikia pas mus kiekvieną, nes jie ir ateina šiek tiek kiekvienam asmeniškai su skirtingom gal truputėlį duotybėm, su skirtingais intensyvumais. Pas vieną būna intensyvus labai atidarytas yra pilvo centras, pas kitą širdies centras, pas kitą galvos centras. Mes turim tam tikrų asmeniškumų, bet tuo pačiu visi turim 3 ir visi veikia sąveikai. Tai pažinti tą sąveiką, tai yra labai svarbu ir atidaro daug durų, pažinimas, vien pamatymas. Ir pažinti tuos 3 centrus per 5 sluoksnius. Tai tie 5 sluoksniai, pradedant nuo mūsų formos,
mūsų kūno, kuris yra labai apčiuopiamas ir aš suprantu, kad aš esu aš, tu esi tu ir mes esam atskiri, iki to vienio šaltinio, kuris yra mums vienas bendras, kur aš esu tu, tu esi aš. Tai yra atskiras įrašas apie mūsų vidinę veikimo sistemą, kurią išplėtoju visą, tai galite atskirai pasižiūrėti. O čia norisi dar uždėti akcentus ant pačio ciklo. Kas svarbu ir kuo norisi dar pasidalinti. Tai va, pasidalinti norisi tuo, kad grupės dydis 5 žmonės yra nedidelė, bet plačiu labai galima jautriai eiti savo keliu ir reflektuoti grupės darbą. Ir labai jautru būna matyti, kaip iš tikrųjų matydami, kaip mano sistema veikia. Ir matydami, kad išgyvendami panašius dalykus arba toj pačioj situacijoje esantis kiti žmonės tai suvokia ir išgyvena kitaip, jau atidaro duris mūsų tokiam savitumui, kad tai aš taip reaguoju, arba tai aš taip veikiu, tai man svarbu, kitam jam nesvarbu, kitam žmogui gal kitaip veikia sistema. Bet tas skirtingų sistemų pamatymas, skirtingų veikimų, truputėlį irgi atidaro duris, kad aš taip esu. Tai dar vienas svarbus dalykas, kurį norisi paminėti, kad šitas ciklas nėra nukreiptas į buvimo kitokia, tapimo kažkuo kitu, į ėjimo teisingų kelių. Šitas ciklas yra skirtas suvokti, pamatyti, kas aš ir kaip aš veikiu. Ir pamatyti, kaip yra, kartais reikia drąsos, ryžto, kartais reikia palaikymo, švelnumo. Bet matant, kaip yra, atsiranda laisvė, atsiranda atsakomybė, atsiranda ir tvirtumas, ir švelnumas. Mums nereikia tada rinktis, išmastyti, kaip būti, kaip padaryti, kad apeiti kažkokias kliūtis. Yra tokia vidinė taika su savo oda, su savo kailiu, kad mano toks gyvenimas, aš taip gyvenu, tada kaip ką aš renkuosi, kaip aš elgiuosi su savo kūnu, su savo santykiais. Pamatant, mes turim laisvę būti savimi ir nebėgti. Taip pat teorijos visame šitame cikle yra tikrai nedaug. Viskas paremta į praktiką, kad mes turim tą žmogaus vidinę sistemą, turim tam tikras dalis, užduotis ir mes keliausim praktiškai, kad mes patirtumėm save ir suprastumėm, kaip yra pas mus. Nes vieno kelio, vienos tiesos, vieno varianto, kaip turi būti, čia nėra. Čia yra aš ir mano kelias, kurį aš einu. Nes niekas kitas už manęs mano gyvenimą neparagyvens. Kad ir kiek gaučiau patarimų, psichologų, astrologų kažkokių informacijos. Gyvenimas tai mano. Man jį reikia praeiti. Tai vat kiekvienas ir einam tuo gyvenimo keliu, atvirai matant save, kitą, reflektuojant, įsisąmoninant. Mes gyvenam gyvenimą ir visą laiką mokomės gyventi. Tai čia mes mokomės gyventi atvirai. Jeigu užkabino, jeigu sudomino, tai kviečiu pažiūrėti kitus video pristatymus arba užsukti į renginius, susitikti. Jeigu užkabino šitas ciklas ir norėtumėt pabandyti, bet netinka laikas arba negalite, tai siūlau tiesiog susisiekti. Tikrai manau, kartosim tų kursus vidinių gelmių ir manau bus proga dar panarstyti, pabūti, susipažinti su savimi, kas yra tas žmogus. Iki.